Sveiki. Šios dienos webinaras Europos gero elgesio kodeksas mikrokreditų naudojimui. Primenu, kad šis kursas yra parengtas projekto Europos regiono verslumo tinklas, sutrumpintai EFEB metu, finansuojamo pagal ES programą Erasmus+. Europos šalių nevyriausybinės organizacijos parengė 17 webinarų, kurios lietuvių kalba jūs kviečia klausytis Viešosios įstaigos socialinių inovacijų centro mokymo vadovė Vilma Tubutienė. Šis kursas yra parengtas pagal projekto partnerės nevyriausybinės organizacijos Baltijos jūros regiono klasteris Latvija medžiagą. Toliau tęsėme temą socialinės inovacijos socialinėme versle ir šiandien siūlome klausytis trečiąjį kursą, kaip ir minėjau, Europos gero elgesio kodeksas mikrokreditų naudojimui. Taip pat kviečiame klausytis ir kitų šios temos webinarų. Europos parlamentas 2009 metais priėmė rezoliuciją su rekomendacijomis komisijai dėl Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyvos siekiant remti ekonominį augimą ir užimtumą. Anot parlamento finansinė krizė parodė, kokios svarbios institucijos, kurios artimai susijusios su vietos problemomis ir visiems ekonomikos veikėjams teikia visapusiškas bankų paslaugas. Todėl socialiai nuskriausti žmonės, tokie kaip ilgalaikiai bedarbiai gyvenantis iš pašalpų, imigrantai, etninės mažumos, nelegaliai dirbantys, gyvenantys skurdžiose kaimo vietovėse, norintys įkurti mikroįmonę, taip pat turėtų būti ES mikrokreditų iniciatyvos dėmesio centre. Kaip šios iniciatyvos dalis buvo parengtas ir Europos komisijoje patvirtintas Europos mikrokreditų teikėjų gero elgesio kodeksas. Šio dokumentų tikslas pateikti tam tikrų Europos standartų rinkmeną skirtą mikrokreditų valdymo operacijoms ir ataskaitoms suvienodinti. Šiame kodekse pateikiami vadybos, rizikų valdymo, ataskaito rengimo ir vartotojų investuotojų santykių standartai, tinkami visam ES mikrokreditavimo sektoriui. Tikimasi, kad šis dokumentas padės įtvirtinti gerąją praktiką ir sustiprins bei patobulins ES mikrofinansų valdymo sektorių. Kodeksą sudaro 5 dalys. Klientų ir investuotojų santykiai, šioje dalyje pristatomos abiejų šalių teisės ir pareigos. Valdymas pateikia kreditų teikėjų vadybos standartus. Bendri ataskaitų standartai detalizuoja indikatorius, informaciją apie kuriuos mikrokreditų teikėjai privalo kaupti, viešinti. Vadybos informacinės sistemos, detalizuojama vadybos informacinių sistemų standartai, rizikų valdymas, pateikiami bendri požiūriai ir rizikų valdymo procedūros. Kiekvieną kodekso dalį aptarsime detaliau. Pirmoji dalis – kliento ir investuotojų santykiai. Mikrokreditų teikėjai turi aiškius įsipareigojimus klientams ir investuotojams. Klientų gerovė tiesiogiai susijusi su mikrokreditų teikėjų misija – kovoti su skurdu ir finansinė atskirtimi, suderinant asmeninius ir viešus interesus, finansuojant šį sektorių. Nustatyti principai akcentuoja sąžiningų santykių su klientais ir reikalų su investuotojais, skaidrumą ir patikimumą. Šioje dalyje apibrėžiami santykiai su klientu, kliento teisės, per didelio klientų įsiskolinimo vengimas, santykiai su investuotojais. Santykiai su klientu. Mikrokreditų teikėjas įsipareigoja teikti tikslę informaciją iki pasirašant sutartį, padedančią klientui priimti teisingus sprendimus. Įsitikinti, kad klientas teisingai suprato sutarties sąlygas, suvokė savo įsipareigojimus, tam būtini tarnautojų ir klientų mokymai ir nuolat teikti ataskaitas apie įvykdytus įsipareigojimus. Itin gerbiamos kliento teisės, jos aiškiai aprašomos sutartyje. Įvardinami tokie bendri kliento teisių principai. Teisė nutraukti sutartį per 14 kalendorinių dienų, turėti pakankamai laiko klausti, išsiaiškinti prieš pasirašant sutartį ir turėti galimybę paankstinti atsiskaitimo laiką.
Trečias principas – per didelio kliento įsiskolinimo vengimas. Mikrokreditų teikėjai atsakingai vertina kliento kreditinių įsipareigojimų vykdymo galimybės. Kreditavimo politika ir kreditų limito sistema turi būti aiškiai apibrėžta ir išaiškinta klientui. Mikrokreditų teikėjų pareiga nedelsiant informuoti kreditorių dėl įmokų vėlavimo, tačiau kartu išsiaiškinti ir pasiekmes. Ketvirtas principas apibrėžia santykius su investuotojais. Mikrokreditoriai yra atsakingi už teisingos informacijos pateikimą investuotojams. Visos įmanomos rizikos turėtų būti aptariamos ir informacija pateikiama iki galutinio susitarimo, kad investitorius galėtų priimti tinkamą sprendimą. Būtina imtis priemonių prieš neteisėtą pinigų plovimą ar kitas neteisėtas finansinės operacijas. Toliau mikrokreditavimo procesų valdymas. Valdymas šiame kodekse apima visas priemonės, kuriomis suinteresuotosios šalys siekia apibrėžti ir vykdyti institucijos misiją, bei užtikrinti jos tvarumą, prisitaikant prie aplinkos ir įveikiant krizes. Griežtos ir atsakingos valdymo struktūros itin reikšminga mikrokreditų institucijoms. Tokiu būdu yra užtikrinama tiekėjų kryptinga veikla ir tikslų išlaikymas. Kodekse tai apibrėžiama nustatant standartus planavimui, vadybos priemonėms, valdybai ir išorės auditui. Verslo plano parengimas. Verslo planas yra rengiamas 3-5 metų periodui ir apima misiją, viziją, tikslus ir uždavinius, kliento paieškos ir produkto vystymo kryptis, teisinės įmonės formas ir galimus jos keitimo planus, detalų biudžetą ir planavimą, finansavimo pobūdį ir rizikų planą. Įmonės verslo planas yra nuolat peržiūrimas, pasitikslinant ar nenukrypta nuo pagrindinių įmonės tikslų. Mikrokreditų įmonės nuolat vertina ir tobulina savo socialinę ir finansinę veiklą. Valdymo kontrolės ir veiklos valdymo priemonės yra pateikiamos ankstyvoje stadijoje, tai yra planuojant veiklą. Antrasis žingsnis – valdybos vaidmuo. Mikrokreditų tiekėjų įmonės turi valdybą ar panašų valdymo organą. Tai užtikrina veiklos tvarumą ir misijos tęstinumą. Valdyboje reikalaujama turėti ne mažiau 7 nepriklausomų narių, kurie atstovauja skirtingas suinteresuotųjų pusių auditorijas. Valdyba gali turėti audito ir veiklos priežiūros komitetus, kurie yra atsakingi už įmonės veiklos priežiūrą, kontrolę ir gali vykdyti ją per išorinio audito ekspertus. Kitas žingsnis – rizikų valdymas. Mikrokreditų tiekėjai susiduria su įvairiausiomis rizikomis, kurios gali paveikti jų finansus ar ilgalaikę plėtrą. Yra reikalaujama sukurti tinkamas sistemas ir procedūras rizikų identifikavimui, vertinimui ir prioritetizavimui, bei vidinės kontrolės sistemas preventuojant pasiekmes. Kodeksas numato bendrus standartus kreditų valdymui, apibrėžia vidinio ir išorinio audito principus. Statomi bendri rizikos valdymų sistemos principai. Apibrėždamos paskolų portfelius ir limitus, mikrokreditų įmonės turėtų pateikti tinkamumo reikalavimus, suteikiamų kreditų apimtis, mokėjimų ir kreditų terminos, priežiūros ir kontrolės priemonės. Įprasta praktika laikoma, kad bent 2 asmenys garantuotų kreditus. Kreditų rizikos valdyme numatoma, kad mikrokreditų teikėjai yra įpareigoti formalizuoti rizikų identifikavimo, vertinimo ir prioritetizavimo veiksmus. Būtinos nuolatinės rizikos vertinimo ir jų mažinimo procedūros, aiškiai apibrėžtas atsakomybių paskirstymas visuose valdymo lygmenyse. Taip pat kodekse pabrėžiama, kad tik nuolatinė rizikų prevencijos ir valdymo sistema leis priimti savalaikius sprendimus ir tokiu būdu užtikrinti veiklos tvarumą. Toliau apibrėžiami ataskaitų standartai. Šie standartai padeda užtikrinti mikrokreditų įmonių finansinės ir socialinės veiklos viešumą, skaidrų viešųjų ir privačiųjų fondų finansavimą. Naudojant viešai skelbiamą veiklos rezultatų informaciją, galima palyginti tokio pobūdžio įmonių veiklos efektyvumą,
nustatyti jų skaidrumą. Dėl šių standartų yra priimti tarptautinio lygmens susitarimai. Jie grindžiami tarptautiniais apskaitos standartais, taip vadinamais mikrofinansų informacijos mainais. Vienas iš tokių standartų – vieningi finansinių ataskaitų standartai. Visos Europos mikrokreditų įmonės naudoja tuos pačius finansinių ataskaitų standartus, apibrėždami ir skaičiuodami paslaugų portfelį, skolintojo finansinės grąžos, operacijų kainos, finansinių išlaidų, rizikos portfelių ir kitus veiksnius. Taip pat yra skaičiuojami veiklos ir finansinio tvarumo indeksai bei tvarumo rodiklių pokyčiai. Tai užtikrina skaidrią informaciją apie įmonių veiklą, patikimumą tiek vartotojams, tiek ir investuotojams. Statomi vieningi socialinės veiklos ataskaitų standartai. Mikrokreditų įmonės yra įpareigojamos viešai skelbti tokius savo veiklos požymius: socialinę misiją ir veiklos prioritetus, vidutinius išmokėtų paskolų dydžius, išmokėtų paskolų dydžius lyginant su šalies bendruoju vidaus produktu, skolininkų apibendrintus duomenys, lyties, amžiaus, gyvenamosios vietovės ir panašiais požymiais, duomenys apie verslo pradžios kreditavimą, verslo vystymo kreditavimą ir panašiai. Kodekse apibrėžiamos ir valdymo informacinės sistemos. Visos valdymo funkcijos – planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė – remiasi nenutrūkstamų informacijos srautu apie tai, kas vyksta organizacijoje ir už jos ribų. Tik gaudami laiku tikslią informaciją, vadovai gali stebėti, kaip artėja prie tikslo ir efektyviai įgyvendinti planus. Nustatydami standartus šioms sistemoms Europos komisija siekia užtikrinti mikrokreditavimo įmonių veiklos efektyvumą ir šitaip suteikti aukštesnę vertę klientams ir Taigi, funkcinis išsamumas, kalbant apie informacinės vadybos sistemas. Mikrokreditų įmonės yra įpareigojamos kurti informacinės sistemas ir kaupti bei teikti duomenis būtinos vadybos, operaciniams ir finansiniams veiksmams, įplaukų, balanso, dienos apyvartų ir panašią informaciją. Tai užtikrina skaidrę ir tvarę įmonės veiklos sistemą. Valdymo informacinės sistemos apibrėžiamos ir saugos ir paramos personalui požiūriu. Mikrokreditų įmonės yra atsakingos už duomenų apsaugą, vykdant finansinės operacijas ir naudojant valdymo informacinės sistemas, finansinių operacijų saugumą, duomenų archyvavimą ir saugojimą, visų lygių vartotojų mokymą ir švietimą. Dėkojame Jums už dėmesį. Tikimės, kad šis kursas ir ši informacija padės Jums vystyti Jūsų verslą ir galbūt pasinaudoti mikrokreditais. Geros kloties ir tikimės Jūsų dėmesio kituose seminaruose.